teisėsauga tapo įrankiu stambaus kapitalo rankose. Nuo pat pradžių teisėsauga iš esmės legalizavo pradinį kapitalo kaupimą Lietuvoje. Tai buvo prieš 20 metų, taip vyksta ir iki šiol. Nuo pat pradžių teisėsauga tapo korumpuotų klanų ir valdančiosios klasės įrankių susidoroti su ekonominiais ir politiniais konkurentais. Jūs visi puikiai žinote visas tas bylas. Jūs žinot, nusikalstamas aplaidumas. Kiek jūs dar būsit šitam pastate? Kiek dar žmonėm gadinsit gyvenimus? Kodėl jūs neužsiimat oligarchais? Kodėl neužsiimat tais, kurie puoginėja tautą? Kokią veiklą jūs atliekat? Vienintelę, nusikalstamą. Nusikalstamą Lietuvos žmonėm ir valstybei. Prokurorai, gerbiamaisiais reikia užsitarnauti žodį, kad jūs būtumėt gerbiami. Šiai dienai jūs esate ponai prokurorai. Gal užteks jums drąsos išeiti bent šiandien ir pasikalbėti su tauta. Mes neatstovaujam daugumus, kadangi nėra šiandien, bet mes esam socialistinės liaudės frontas, kuris pasisakom vienareikšmiai, kad korupcijai atėjo galas ir tauta kyla. Jeigu jūs esate arba nors truputėlį turite garbės, prašome, ateikite ir pasiskykite. Mes jūsų nei mušime, nei nieko, bet norėtume išgirsti atsakymus į sekantį. Europoje jau kurį laiką ir dabar Lietuvoje tapo aktuali homoseksualizmo tema. Homoseksualizmas arba jų santokos tai yra didelė problema, kuri tampa grėsmė iš esmės ir šeimai, ir valstybei. Kodėl? Gamta taip sutvarkė, kad vis tik tai vyras turi gyventi su moterim. Yra aišku nukrypimų. Ir, sakykime, mūsų partija, Socialistinis liaudės frontas, nesako, kad reikia homoseksualus bausti arba sodinti kalėjimą, tačiau mes esame prieš tai, kad jie propaguotų savo gyvenimo stilių. Ir paprastai tai tampa tokiu įpročiu ir faktiškai jisai plinta. Na ir ką, tai reiškia, kad ir šeimai grėsmė, ir valstybei grėsmė, ir moraliai grėsmė, kadangi faktiškai homoseksualizmas labai glaudžiai susijęs apskritai su tokio, propagavimu tokio malonumų, tokio laisvo gyvenimo, kai viskas galima, nėra jokių stabdžių. Vyras gali su vyru, moteris gali su moterim, paskui tas gali išplisti ir į vaikus ir panašiai. Vaikų įtraukimas į šitą reikalą, o tai jau yra baudžiamasis nusikaltimas. Ir man labai apmaudu, kad Europoje tai tapo jau faktiškai tendencija, mada ir panašiai. Vėlgi, reikia suprasti teisingai, mes ne už tai, kad ten juos šaudyti arba sudinti kalėjimą tos žmonės, bet
Vis tik tai jie turi žinoti tam tikras ribas ir gamtos tam tikrus dėsnius. Todėl mūsų partija labai aiškiai ir paprastai pasisako, gana propaguoti homoseksualizmą, užtenka propaguoti tokį gyvenimo stilių, jisai yra kenksmingas visuomeniai ir kas yra toksai, tas tegul savo gyvenimą privatų gyvena. Tačiau negalima ir stabdykime šito stiliaus propagavimą, ypač jaunimo tarpe. Kadangi iš istorijos žinome, kad ir Romos imperija prieš savo griuvimą, ir kitos imperijos žlugdavo tuomet, kai tokie